Sveiki, taigi šiandien žvejot kaip ir neišėjo išvažiuoti, tai vėjas baisinis ir lietus lyja. Tai sakau, pasidarbuosim garažą šiandien, pasidarysiu lentynas, susidėti daiktus, kad nereikėtų pastoviai iš namų eiti į garažą ir taip toliau. Oras tai baisus. Tai nusipirkau lentyną, kai stelažas čia. Neišduosiu iš kur, patys suprasit. Taigi įrankius atsinešiau, kiek man jų reikės. Vis tiek, tai ką, darom vartus. Darom vartus ir pradedam dirbti. Važiuojam. Taigi šitoj vietoj kampes pastačiau, bet noriu šią dar prigręžti prie sienos, kad jau 100% niekas čia man nevirstų, nekristų.
ir taip toliau. Tai čia taip bus. Va. Ir galvoju, gal dar paliksiu tarpą čia, kad variklis prie sienos prisistumtų. Ir čia dar nupirksiu vieną, bet darysiu ne į aukštį, bet į plotį. Dar vieną. Kažką tokio, nu, žiūrėsime. Dabar ką, prisigrėdžiu ir sudedu lentynas ir viskas. Mūsų lentynos kaip ir rėdėjau. Prisukau prie sienos, tai stabilumas 100%. Nei kas apirs, nei nuvirs, nei ką. Tik baisu dėl šitų. Gal neišlinks. Labai jau padaryta. Tai va. Šiandien tiek. Lentyną padariau, susinešiu daiktus biškį, susidėliosiu, gal rytoj dar čia dar vieną uždėsiu, bus matyt. Tai va. Tai ką, šiandien tiek darbų, viską pasidariau, tai liko tik tai tvarkyti savo daiktus. Savo bardakėlius, nežinau dabar, valtis kaip visada ready to go, viskas paruošta, tai lauksim geresnių orų ir lėksim, jau pasiilgau. Tai va, tai ką, iki ir kitų video, bye.